iki šioliai yra tokių retų atsitikimų, kada, tu randi užsivertusi save jogą, kas jį ten galėjo tą akmenį užstumti. Aišku, kad pats užsidarė. Tai va, Hiranyakashipu įgavo baisią jėgą ir iš šio rašo pradėjo sklisti akinama šviesa, nes kai mes askezę atliekam, kas ant odos atsiranda? Iš odos pradeda šviesą. Pastebėjot? Pavyzdžiui, daugiau kartoja mantros ar ką, šviesa eina. Vadinasi, tėdžas, dvasinės švietėjimas. Taigi ir pas krikščionis mes matom, ir pas pravoslavus, ten tas rutuliukas, toksai, nupieštas, ta auksinė spalva. Tai iš tikrųjų Sahasrara čakra, čia pradeda eiti šviesą, žinai. Aišku, Hiranyakashipu ne Dievą garbino, jam tą neatsivirinėjo, bet pats kūnas nuo askezės apsivalo, psichika tvirtėja, valosi ir skaitas jau satvagūnai, žmogus yra kaip šventasis, iš jo eina tą šviesą. Tai pusdieviai, kada iš jį pradėjo eiti tą jėgą, ten rašo, kad pradėjo eiti kaitra. Ir tokia kaitra, kad jinai pradėjo sklisti šimtus tūkstančių kilometrų iš jo. Ir aukštutinėse sistemose pradėjo pusdieviai jausti karštį. Nes jo motyvas buvo sunaikinti tos pusdievius, žinai. Ir tada pusdieviai atėjo pas Brahma ir sako, čia jis tokią askezę atlieka, mes neįmanoma jo jau nugalėti, jis tokias galės turėjo. Tai reiškia įdomus dalykas, jeigu tu tiesiog, kad ir Rusijai, tavęs nieks nemato, tu darai askezę, tau eina iškart jėga. O taip visatui sukur, tai tau nereikia niekam pranešinėti. Kad labą dieną aš askezę atlieku, suprantat? Tai iš automatiškai eina ta jėga į tave. Pavyzdžiui, Ekadaši, pasnikas ir askezė, sutikim, askezė. Labai norisi grūdų per Ekadaši. Vat kažkodėl užsinori grūdų per Ekadaši, bet tu negali valgyti to dalo ar tos donytės lietuviškos, nesus vestukų. Tu papasninkauji, tau jėga ateina. Šiam 4 ratai askezė, pakartoji. Ateina, kad ir 16, kad ir 30, kiekvienam. Giriradžio parikrama askezė, visi sutikim. Kūnas skauda, prakaitas, karštas. Paini, jėga ateina. Tai vat jinai ateina natūraliai, automatiškai. Aišku, priklauso tavo motyvo, bet pusdieviai jie žinojo, kad jis garbina Brahmą ir nori nušluoti visus. Nes Hiranyakashipu puikiai išmanė Vedas ir jisai žinojo, kad Brahma yra aukščiausias, Višnu garbinti ego neleido, tai Brahmą garbinsiu. Kiti garbino Šyvą. Dažniausiai Šyvą, bet jis pasirinko Brahmą, bent kiek aš supratau. Ir Brahma sako, pusdieviai atėjo pas Brahmą, sako, mes nebeturim tiek jėgos šitą būtybę sukontroliuoti. Įsivaizduojat? Ką tai irgi rodo? Jeigu mes praktikuosim, ateis ta diena, kai tapsi stipresnis už pusdievį. Tikra ta žodžio prasme. Vaišnavas gali tapti stipresnis už pusdievį. Ir aš net su mokytoju tą temą šnekėjau, sakau, ar gali ateiti, trukdyti praktikai pusdievį. Sako, jo, jeigu tu labai aukštai pažengi, sako, įmanoma, kad siūs mergaitės, prostitutės iš aukštutinių sistemų ir gundys toje. Sako, tikėtina, nes yra pavydas pas pusdievį, jie nėra tyrimai. Ir kai Bhaktas pažengė aukštesnius lygius, ten rūčia, sakti, kur yra, tokią jėgą dvasinę turi, kad tiesiog jau žmonės kaip prie medaus limpa, jis tiesiog tampa patrauklus, nes jisai Dievo savybių gauna. Tai pusdieviai supranta, kad jis turi tiek karmos dabar geros, kad jis gali realiai paimti bet kokį postą. Tai ir yra atvejai, kada siunčia Indrą. Konkrečiai tai Indrą. Kodėl siunčia? Iš pavydo. Vėl ta pati tema. Iš pavydo. Jis neteis pasveikins, kad kaip tu pažengėjai, duok man malonę. Ne, jis iškart galvoja,